Taip, Klaipėdos Laisvasis teatras, kol kas geriau žinomas užsienyje nei uostamiestyje, pristato naujausio spektaklio "Ką jai pasakyti" arba "Apie sraigę" eskizą. Jame kūrėjai analizuoja emigracijos, prostitucijos, savižudybės temas. Sugrįžo Milda, pagaliau grįžai tu. Apie emigravusios ir prostitute tapusios jaunos merginos Idos paskutinės gyvenimo akimirkas prieš savižudybę akistata su Angelu Sargu pasakojantis spektaklis kuriamas pagal muzikanto ir aktoriaus Adomo Stančiko pjesę "Ką jai pasakyti" arba "Apie sraigę". Sraigė tai gyvis visur ir visada besinešiojantis savo namus. Pasaulyje, kuriame valstybių sienos tapo atviros, tai itin aktualu. Tačiau noras įsilaisvinti, pakeisti aplinką gali būti itin rizikingas. Anot kūrėjų, projekto atspirties tašku tapo autobuso stotelėje pamatytas socialinės reklamos plakatas "Tave parduos kaip lėlę". Spektaklis kuriamas viduramžių misterijai būdinga stilistika. Siekiama nemoralizuoti ar graudinti, o paskatinti diskutuoti. Mūsų tonas, kuriuo mes kalbėsime, bus neprimiktinai, mes kažko tai reikalausim, apeliuosim į žmonių kažkokį tai tikėjimą, savimi pasitikėjimą, tikėjimą savo gyvenimu, tikėjimą savo tėvynę. Viso to neįmanoma padaryti. Sekmadienį Kultūros fabrike žiūrovams bus pristatytas ne baigtas spektaklis, o jo eskizas. Pasikeitė žiūrovas. Ir iš tikrųjų dabar darant kažkokią tai tokį dalyką, sakykime, gal turbūt ir netradicinį, iš karto yra ta abejonė, o kaip tai priims. Ar šitą žinutę, kurią mes norim nunešti, jinai iš tikrųjų pasieks adresatą. Ir tai yra toks pasibandymas. Oficiali spektaklio premjera numatoma sausio pabaigoje.